Praeitame video pakalbėjome apie keturgalvį, tai šiandien norėčiau pakalbėti apie dvigalvį, apie bazinius pratimus, kurie yra daromi su štanga. Tai praeitame video matėte, kad norint daryti keturgalvį, reikėtų tik iki 90 laipsnių kampo. Dvigalvį darant reikėtų kuo daugiau, tai reiškia, tuo daugiau įsijungia ir dvigalvis, kuo daugiau tubų. Taigi bandysiu parodyti šiandien su štanga, kaip tai turėtų atrodyti. Išsiaiškinom apie keturgalvį, dvigalvį. Dvigalvis dar gali būti daromas smiltokos mašinoje, ką irgi šiandien sėkmingai parodysiu, kaip tai yra daroma. Galima daryti nuo 10 iki 15 pakartojimų. Tai tiek šiandien.